pastebėjo visi piemenukai, kurie visada buvo miške ir jų mokytojai skerzai pamatė, kad žoliukės dažo, kad jos ne tik gydo, ale ir dažo. Ir pirmiausia, žmonės ėmėsi margyti žolalam visokiom, tai ką susirenka. Paskiau nudažė jau tuos kiaušinukus, skucinės pradėjo. Iš tiesų, kažkada tai tikrai visą dieną, žinokit, dariau kiaušiniai, bet irgi tokioj vaikystėj. Tai iš tiesų vienas kiaušinis išdarytas metų metus kažkas taip daro. Kad kiekvienais metais sugalvoju savo kiaušinių dažymo techniką. Bet šiemet dar nesugalvojus esu, bet manau, kad imsiuos tokių šiuolaikinių priemonių, kaip lipnios juostos. Tai galbūt šiemet aš visą laiką darau taip, jeigu pristatau tam tikrą kolekciją kažkokiam spalvinę, tai dažniausiai būna tai susieta irgi kovo pabaigoje, po to Velykos, tai kažkaip kyla įkvėpimas kiaušinių dažytis beveik dažyti kiaušinis, atsiprašau, beveik tokiom spalvom kaip kolekcija. Tai bus iš tiesų tokios tamsiai raudonos spalvos, tamsiai mėlynos, juodos, kiaušiniai tokie bus.